Man iš ties šiandieną irgi didelė garbė prieš jūs, kaip čia pasakius, prieš radviliečius. Aš taip pat esu kilęs iš Radvilų, todėl ir turiu atvežęs parodyti, kadangi gerbiamas nepriklausomybės aktų signataras Leonas Vinčius, jam sušlubavo sveikata, jis 2 dienas manęs prašė, kad aš už jį čia dalyvaučiau ir bent ką nors parodyčiau. Vietoj jo jis turėjo skaityti savo poeziją. Nu ką dabar, jis yra mano kursų draugas draugų, aš niekados gyvenime neišdaviau, todėl nutariau atvažiuoti ir parodyti jums, ką aš šiais metais vasario 28 dieną buvau Romoje aplankyti pirmojo Lietuvos kardinolo kapą, kuris yra, taip pat aš esu kilęs iš jo, kai sakyti, iš jo giminės šaknų. Tai tam ruošiaus gan ilgą laiko tarpą, bet toks buvo sutapimas, kad Lietuvos katalikai kas 25 metus ruošia Romoje Siksto bažnyčioje didelę šventę. Ir aš buvau įtrauktas į tą delegacijų sudėtį, visą kitą, bet mano draugas, taip pat geras medžiotojas kaip ir aš, neleido man skristi lėktuvu, o vežė su savo nusipirkęs Mersą tiesiai į Romą. Ir aš šiandieną pildau gerbiamo pirmojo nepriklausomybės akto signataro Leono Vinčiaus prašymą, noriu parodyti, ką aš buvau nuvežęs į Romą padėti ant pirmojo Lietuvos kardinolo Jurgio Radvilos kapo. Aš buvau įsitikinęs, kad tą visą dovaną ir paliksiu tenais, bet tiek ir kunigai neleido to padaryti, liepė vežtis atgal į namus ir kažkur tai muziejui patalpinti, kadangi šitą dovaną jinai bus greitai iš ten, kaip pasakyti, juodų rankų pavogta. Ir per mišias, kada laikė vyskupas Kauno Kėvalas, jisai pristatydamas šią dovaną pasakė, didžiausia dovana mirusiajam tai yra rožinis. Tokį rožinį, kur atvežė Jurgio Radvilos giminėtis iš Lietuvos, rožinį pasaulyje tokių nėra. Tai aš, naudodamas tą progą, kadangi mes, kaip pasakyti, broliai ar pusbroliai, Radvilos visi dėjom, visą kitą, ir aš vakar dar irgi paskaičiau daug nemažai apie Radvilas. Tai ir atvežiau jums parodyti tą rožinį, kokį aš buvau nuvežęs į Romą. Ir tuo noriu pasakyti, kad vasario 28 dieną, 18:30 buvo numatytas ir programoje susitikimas su popiežiumi, bet jis neįvyko, kadangi didžiai gerbiamas popiežius dabar amžinatilsį yra miręs, jis sirgo, buvo ligoninėj ir mūsų susitikimas neįvyko. Tai gerbėmėjai, nenoriu jūsų trukdyti, jeigu jūs leisit, aš nežinau, kur čia man reiktų didesnį stalą. Ant rojalių labai gerai matysis gal. Tai manau, kad aš ir prieis kiekvienas ir galės pačiupinėti. Ir noriu gerbiamą lektorę, kuri čia taip gražiai skaitė, kas ten yra parašyta tekste, kad jūs taip pat perskaitytumėte. Su intonacija. Taip? Tai čia yra įrašyta viskas. Gerai, tai labai daug, čia naujas dalykas įdomus, kad mums
mano bendruomenė yra naujiena ir įdomu visą tai, tai ačiū labai. Ir dar mes ateksime paprašysime, kad mums dovanotumėt muziejui. Kuriamą muziejui. Būtinai. O tą rožančių taip pat galėsite mums, taip pat tą muziejų. Ar negalime daryti? Pateikti. Ant fortepiano šitą. Pasakysit, kam buvo paskirtas tas rožančius. Radvilų, pasakykit aplinkybės, kam buvo paskirtas. Pirmajam Lietuvos kardinolui. Atsiverčiau gyvenimą kaip knygą, krauju rašytą knygą ir skaitau. Pravirk jau širdį tarsi smuiko stygą, bet perskaitęs šią knygą supratau. Nerūpi paslaptis, iš kur esi atėjęs, brangesnė daug kita, kas laukia tu ten nuėjus. Ką pamastai, trečia mintis taip pat kankina. Kodėl tu čia pirmasis kardinolė Lietuvos? Tai niekados jau nesakysime, kad esame maži, dangaus palaimos laisvės neverti. Dabar kartu iškelkim vėliavą aukštai, aukštai, laikykime trispalvę Lietuvos tvirtai. Tegul dangus ją laimina, globoja, lietuviai žemė meldžiasi, šventas mišias aukoja. Nors kardinolė, tau nelemta buvo Lietuvoje ilsėtis, bet savo rožinį joje turėsit. Melskis už mus, kad Kristaus pažado mums prisikelt turėtume verti, kol esame gyvi, galėtume gyventi ramybėje savų laisvoj šalyje.